Sveiki, bemėgių naktų iškamuoti futbolo aistruoliai. Ką darysi, tenka aukoti miegą, tačiau verta pažiūrėti ir šios dienos rungtynės E grupėje, kur susitinka grupės lyderės ir, mano manymu, dvi favoritės, kurios turėtų žengti į aštuntfinalį, taigi Šveicarija, Prancūzija. Šveicarai stebuklingai įsigelbėjo rungtynėse su Ekvadoru ir manau, kad nuotaika bus puikiai prieš šias rungtynės su Prancūzija, kuri turėjo vargo su Hondūro 11, aišku, palengvino jų gyvenimą Palacijos raudona kortelėje, tačiau Karimas Benzema šiose rungtynėse turės ką parodyti, turės galbūt galimybę ir pelnyti įvarčius. Taigi, mano manymu, prancūzai nesuteiks šanso šveicaram, laimės šias rungtynės ir tose rungtynėse, manau, išvysime daugiau negu 2,5 įvarčio, nes tai yra šio pasaulio čempionato tendencija. Bonjour, futbolo aistruoliai. Šiandien susitinka dvi valstybės, tai yra Prancūzija su Šveicarija. Parinkus faktus apie Prancūziją, tai būtų viena irgi ryškiausių prancūzų futbolo žvaigždė, tai yra Benzema. Aišku, jisai žymus ne pačių geriausių dalykų, nes buvo susidėjęs su 15-metė. Tokie santykiai Lietuvoje nelabai toleruojami iš tikrųjų ir pati savo vaikų galbūt nelabai ir leisčiau su tokiu vyruku, bet aišku, karštas, ką darysiu, susisuka galvelė. Pagal mano prognozes, manau, kad prancūzai laimės, nors aišku, linkiu gero mačo ir Šveicarijai. Čia, žiūrėk, man atrodo, o tas mano koja žaidžia kairę koją? Kairę. Tai aš dar sakysiu, kurią koją įdomu žaidžia, kairę ar dešinę? Aš manau, bus arba... Kai, žodžiu, iš naujo. Iš naujo. Palauk, žinai, ką aš padarysiu? Lažybos gyvai, orangulas.lt